Prisimindamas šį įvykį esu dėkingas, kad paėmiau tokį sprendimą. Mano dėmesį patraukė šie Emilijos žodžiai. Neurologai bando išsiaiškinti tai, ką medituojantieji žino jau tūkstančius metų. Meditacija iš tikrųjų gerina smegenų darbą. Ėmė klausytis įdomiau, supratau, kad ji žino, ką kalba. Pirmiausia, Emilija turi unikalų įgūdį, tokį ramų dalyką kaip meditacija. Paversti išties jaudinančią patirtimi, tuo pačiu metu paskelbdama tiek senovės išmintį, tiek šiandienos mokslinius tyrimus. Taip. Išsamus ir tikslus aprašymas. Man rūpi, kas sudaro šią praktiką. Galimas efektyvumas. Man rūpi, ko pagrįstai galiu tikėtis, užsiimdamas tą praktiką ir po jos. Aiškumas. Noriu, kad būtų aišku, ką, kada ir kaip daryti. Rezultatyvumas. Rezultatai turi būti reikšmingi ir teigiami. Galbūt pasirodys, jau keliu pernelyg aukštus reikalavimus, tačiau manau, kad visiškai pagrįsta ir reikalauti iš savo mokslių mokytojų, konsultantų, gurų ir kitų interneto asmenybių. Išgirdęs, kad konferencija apie meditaciją kalbės kažkokia moteris vardu Emily Fletcher. Norėjau tą pranešimą praleisti. Dar viena Amerikos jogė, kurių yra begalės. Mano laimė internetas veikia tik pačioje konferencijos salėje, todėl nusprendžiau Emily sakant kalbas tvarkyti elektroninius laiškus.